vatos pjaustimo staklės. Va, nes turiu 2 vienetus. Va, tai čia yra praktiškai pagrindiniai įrankiai, norint sudėti vatą kokybiškai ir sutaupyti prie to labai daug laiko. Va, tai čia yra tokios va, staklytės mano senosios vertikalios. Va, o čia visai nesenai laimėjau staliuką iš Rockwool. Va, taip jisai atrodo. Nu, čia praktiškai yra standartinis vatos pjaustimo stalas, su kuriuo dirba turbūt kiekvienas meistras Skandinavijoje. Va, kas esate dirbę Skandinavijoje, tai tikrai esat matę ne vieną kartą ir dirbę, ko gero, kad ne vieną kartą. Va, tai visų pirma, stalo prapjova yra iš akies žiūrint didesnė ir netgi komplekte eina o toks va peilis. Nu, kiek čia yra? Metro nėra. Bet taip, jeigu taip sulygint, va čia yra standartinis Rockwool peilis. Nu, tai jisai yra ilgio standartinio, kaip ir visi kiti peiliai. Va, tai toj papjaustysim vatos. Parodysiu, kaip eina čia tas staliukas. Biški betvarkė. Nieko baisaus. Va. Kokios yra žymos. Va. Gal pirmoje eilėje parodysiu, kaip čia yra viskas sudėliota. Markiruotė yra kas 5 cm ir paskui brūkšneliai kas centimetrą. Va, tai kažkiek tai jau aš padirbau su tom staklytėm, tai šiek tiek biški sunku susigaudyti kartais, kada reikia tikslų pjūvį atlikti. Tai aš sakiau, iš rankos paimsiu ir užrašysiu čia su kokiu markeriu ar su kažkuo tai tos centimetrus. Stalas papildoma atrama išsiskleidžia. Va. Tai tas irgi yra labai patogu, galiu pasakyti, kada reikia vatą pjauti skersai, o ne išilgai. O, dabar prapjausim išilgai. Žinot ką, galim padaryti, va čia yra irgi sužymėta skirtingi laipsniai. Va čia va, PM 5, PM, KM 5, KM 35 ir 30. Va. Nu, aišku, mūsų architektūroje lietuviškui tai dažniausiai yra 30 ir 60 laipsnių, bet visą tą galima irgi dasibrėžti, aš sakyčiau. Žinot, kiek pjaunam? 40 laipsnių. O tai va, uždedu ant linijos. Prisispaudžia. Iš tikrųjų, nežinau, ar dėl to, kad naujos, bet labai viskas standu. Konstrukcija lengva, bet tuo pačiu yra labai standi. Pažiūrim pjūvį. Nu, idealiai. Va tokie va reikaliukai. Man patinka. Šiaip aš tą staliuką tikrai užskaitau. Labai. Ypač naudinga yra turėti 2. Vieną vertikalų, vieną, kaip čia pasakius, horizontalų. Va, ką aš dar galiu pasakyti apie staliuką. Galima kampus, pavyzdžiui, kada reikia privesti prie stogo šlaito, tai reguliuojasi kampai. Čia Va. Nu, esmė tame, kad jeigu, tarkim, imant ir lyginant ten elektrinius, akumuliatorinius įrankius, ne, tai pas tuos įrankius yra viena tokia nedidelė problemytė, kad tu pjūvius valdyt gali tik tai va tokius, ne, per visą plokštumą. Bet kada reikia atpjauti pjūvį, įsivaizduoja, tarkim, privesti kažkur tai prie šlaito, tai jau tą pjūvį reikia atlikti skersai vatos, va taip kaip sakant, skersą pjūvį tokį padaryti. Tai tada vis tiek gaunasi, kad tu turi iš akies įpjauti, nu ir tai sugaišti daugiau laiko ir ne visada tie pjūviai gaunasi, kaip čia pasakyti, mechanizuoti, kad viens po kito ir varai. Vat, pavyzdžiui, su stalu tai galima pasireguliuoti, pasidaryti kažkokią tai atramą, dėti vatos lakštus ir pjauti be jokių papildomų matavimų. Va. Tai apie staliuką turbūt tokie reikalai, tikrai užskaitau. Skandinavai žino, supranta, ką daro, ką dirba ir su kuo dirba. Taip kad liuksas, nu, čia nedemonstruosiu, jisai susideda
žodžiu, į tokį blyną. Kojos užsilenkia, viskas užsifiksuoja ir lengva transportuoti. Va, dabar kuom skiriasi, pavyzdžiui, šitos staklytė. Irgi labai universalios. Pjūvius galima atlikti kokius tik tai nori, nesvarbu, skersai, išilgai, skersai. Žodžiu, visus pjūvius aš su juo atlieku kuo puikiausiai. Va, tai išsipakuoja jisai taip. Yra tokios atramos. Va taip atrodo. Matot, jau nusitrynė skaičiai, aš jau čia užrašęs ne pirmą kartą centimetrus. Va, matmenys jie sutampa, ypač kada yra dirbama su minkšta vata, tai šiek tiek visada pjauni, kaip sakant, platesnį ruošinį. Va, ir, žodžiu, jokių problemų su tuo aš neturėjau. Vienintelis dalykas, kada reikia atpjauti pakartotinų pjūvių labai daug, nežinau, 100 ar panašiai, tai apačią kaip ir išeina sugaudyti, va, pagal centimetrus, bet kadangi vata yra minkšta, tai neaišku, kaip jinai stovi šitoj vietoj. Įsivaizduojat, jeigu imam ten 10 cm ar ten 15 cm ar 3-4 lakštus po 5 cm, tai jinai vien nuo savo svorio šiek tiek pakrypsta. Va, čia yra vata kieta, tai viskas tvarkoja, bet kada būna minkšta vata, tai jinai kažkuris galas pakrypsta. Tai aš iš šitos situacijos išeinu labai paprastai. Dabar suspaudėjai, tos strupcinos vadinamos, autobuse nenešiu, bet mintį jūs pagausit. Tai aš fiksuoju strupciną čianais, atsižymiu ant strupcinos man reikiamą matmenį ir tiesiog sugaudau apačioj matmenį. Matot, vat, aš čia netgi pasibrėžęs. Va, esu, kad man lengviau būtų kontroliuoti tą. Tai aš tik tai įdedu, sutaikau matmenį apačioj, sutaikau matmenį pažymėtą ant viršaus ir prispaudžiu vatą ir atlieku pjūvį. Nu, kadangi vieną lakštą aš čia biškį pagadinau, parodysiu, kaip šitos staklytės pjauna. Va, atsiremia. Čianais dar yra padaryti tokie, kaip čia pasakius, vat, kad tą vatą geriau prispaustų, žodžiu. Nu, protingai apgalvotas iš tikrųjų yra įrankis tikrai. Aš asmeniškai esu labai patenkinta. Va, ir tada pjūvis atliekamas labai paprastai. Atpjoviai. Ir pasižiūrim. Irgi viskas idealiai. Va, tai staklės, aišku, labai pasiteisina, kada reikia apšiltinti kažkokias tai santvaras, nesvarbu sieninės ar stoginės, tai ten reikia labai daug pakartotinių visokių skersų pjūvių atlikti, išpjauti įvairiausių ten trikampiukų ir taip toliau, tai vat, be kažkokių tai tokių staklių arba tokių, va, tai aš net neįsivaizduoju, kaip reikėtų tvarkytis. Va, dabar skirtumas iš karto, koksai yra skirtumas pagrindinis, tai su stalu jums reikia daugiau vietos, kad dirbti su stalu. Su tokiom staklytėm reikia kur kas mažiau vietos, kad su juom dirbti. Ir ypač pasiteisina, kada staklytės reikia užsidėti ant pastolių. Pavyzdžiui, fasadą šiltinu, tai vat aš pasireguliuoju, tos kojos aukščiai. Viską galima pareguliuoti, kad jos stačiai stovėtų arba iš vis užlenkti ir atremti kažkur tai į šitą pastolių statramstį. Ir visą tą darbą yra labai lengva, nu, žodžiu, labai paprasta yra darbuotis. Va, nes tada ant pastolių gali taip praeiti šalia, atsipjoviai atėjęs vatos, žodžiu, ir iš karto tą vatą montuoji ant fasado. Tai va, tai labai iš tikrųjų užskaitau šitą va, būtent modelį irgi veikia, pasiteisinęs jau ne vienus metus turiu, neatsimenu kiek. Taip, tarp kitko, jeigu taip gerai pagalvojus, tai nu, su šitom staklytėm yra sudėta kokia, dabar net bijau pameluot, kokie 200-300 kubų, tai tikrai. Nu ir aišku, ten visokių variantų, ten mes čia su jom pripjaustę labai daug. O, kaip kampai reguliuojasi? Tai kampai reguliuojasi, kaip sakant, skersai vatos pjaunant
Tai su šitom atramom va, pasigauni savo kampą, kokį reikia pagal faktą arba pagal kažkokį šabloną. O anas kampas reguliuojasi pasukant šitą kreipiančiąją. Va, gaunasi. Irgi labai lengvai reguliuojasi iki 5 laipsnių. Bet iš esmės kaip taisyklė, aš jau kaip ir minėjau, kad mūsų, kaip sakant, architektūroje tokių kampų ten 5 tai būna ypač, labai retai, būtent va šitų. Nes kadangi dažniausiai būna stogo pasvirimo kampas ten 25, 27, 30 ir panašiai. Va, tai gaunasi, kad nuo vertikalės, tai tu tiesiog imi ir pjauni 30 laipsnių, įsivaizduojate, ne? Pjauni 30 laipsnių ir prie stogo prisileidžia kuo puikiausiai. O, ten su mediena, aišku, kiti niuansai, kada yra pasvirimas 30 laipsnių, tai capas pjaunasi, kaip sakant, 60. Va. Tai turbūt apie staliuką ir staklytės, čia stalų nepavadinsi. Čia, sakyčiau, yra vatos pjaustimo stalas nuo Rockwool. Va, o čianais yra tokios staklytės. Vatos pjaustimo rėmas. Va tokie va reikalai. Ką aš galiu pasakyti? Dėl patvarumo šitas esu išbandęs, pakankamai patvarios. Aišku, kažkurios tai veržlytės jau yra kažkur tai pabėgusios. Bet sakau, jas čianais reguliuoji ištisai ir dar jos turi ir lagaminą. Į lagaminą susideda, kad būtų lengva vežioti. Bet lagaminas į autobusą jau netilpdavo, tai aš veždavau ant stogo. Va. Nusijama tos kojos, susistumė. Galiu praktiškai ir pademonstruoti aš jums, kaip čia viskas atrodo. Va taip susideda. Viena pusė, kita pusė. Va. Dabar gaunasi, kad čia šita, kaip čia pasakyti, stabilumui toksai skersinis irgi atsisuka. O, čianais užstrigę. Žodžiu, kodėl čia... Jisai užsispaudęs nuo savo svorio. O, kas gaunasi. Čianais fiksatoriukas. Šita pusė susideda, čia jau po vieną koją lengviau. O taip va, viskas susikomplektuoja. Kampuką aš pasuku va tokiu va būdu. O. Ir viskas, ir praktiškai va taip. Jisai įsiguldo į lagaminą. Žodžiu, įsiguldo į lagaminą ir viskas. Ir transportuoja savo be jokių problemų. Va. Jeigu jau pradėjau šitą procedūrą, tai parodysiu ir šitas kaip susideda. Вот tokiu principu. Va, žodžiu, ant peties ir pirmin. Tiesą sakant, autobuse net per daug vietos ir neužimtų. Kažkur tai įtaisyti prie senelę tą staliuką. Va.
reikia išpakuoti. Čia, man atrodo, net nerūdijantis plienas. Šiaip visas lyg ir, nu, čia gal metalas, bet šiaip visas arba dauguma detalių yra iš aliuminio. O, prašau. O, ir čia nais dar kaip padaryta, kad viskas padaryta kažkokia tai va tarpinė įdėta, kad tas peilis neplavinėtų per stipriai. Nu va, dabar jau, man atrodo, baigiau. Tai ačiū už dėmesį, spauskit laikus, dalinkite su draugais ir iki kitų video.